Kartais, jo. Kur mes važiuojam. Jo, jo. Norim keltis į beveik 4 kilų aukštį, bet ten yra -11. Kėlikliai yra, man atrodo, jie stikliniai, tai keliantis irgi ten bus ką žiūrėti. Bet dar vadimą reikia susirasti, tai jaučiu. Kur? O. Ausis negula. Wow. Ką, kosmosas, ne? Manau, kad čiampas nublanks. Kokį? Gerai, kaip vėjas pučia. Dabar nesušalam, gerai. Aš tave nufilmuosiu. Karatė salė ne taip jau ir sunku kaip čia. Čia mes iš tikrųjų atvažiavom į pasaulio čempionatą, tai turim laisvą dieną, tai pramogaujam ir grožimės vaizdais. Mes pasikėlėm šiandieną į 3 km 800 metrų aukštį. Ir jaunimas dabar turi puikią progą pasižiūrėti į apylinkės virš kalnų būdami. Gal geriau jėgas įsiduomu. Savo klubu Danu mes važinėjom 2-3 metai. Kol kas buvo Slovakija, aukštieji Tatrai. Manau, kad šią vasarą važiuosim į Alpes, tai yra aukštesni kalnai. Kitokie vaizdai, visą laiką yra sniego. Jauniems pamatys kitus kraštovaizdžius, kitus tokios Palmodaros kalnus. Manau, turėsim puikiai treniruoti tokiam aukštį. Laikas.
atlikom MBU rungties prezentaciją. Kaip jinai pavyko mums sunku pasakyti, nes pritrūksta oro ir džiaugiamės, kad čempionatas vyksta jūros lygyje. 3, 2, 1, jo! Geras kadras, ką? Geras kadras. Tai davai, Kata, neapsirenkit, taigi šilta, nu. Aišku visi. Rytoj turi rinktinės startus, nuotaikos puikios, manau, kad ir nusileidus iš tokio aukščio bus viskas gerai, sveikatos geros ir puikiai startuos.